Labas, aš esu Irena Strasdienė, jogos ir meditacijų mokytoja. Šiandien noriu Jums parodyti mankštą, kuri gali būti atliekama maždaug jau 3-4 savaitę po gimdymo. Aišku, ir vėliau, bet saugu yra jau ir maždaug mėnuo po gimdymo. Mums reikės kamuolio, tikiu, kad jį tikrai turit. Ir liekam dabar ant kelių. Ištempsim nugarą. Tikiu, kad nugara yra pavargusi po bemiegių naktų. Su įkvėpimu tempiamės pirmin, su iškvėpimu apvalinam nugarą ir priartinam kamuolį. Jeigu jūsų rankos yra pakankamai stiprios, jūs galite remtis delnais, kai pilnai ištiesiat rankas. Jeigu rankos nėra tokios stiprios, apkabinkit kamuolį taip, kad jūsų dilbiai liktų ant kamuolio. Ir su iškvėpimu nugara apvali. Ir dar kartą. Įkvepiam. Ir iškvepiam. Išstumiam vieną koją pirmin. Ir labai panašus pratimas, kurį darėm ir nėštumo metu. Nusileidžiat pilnai ant kamuolio. Galite dėti kaktą ant rankų, galite dėti skruostą ir tiesiog pabūkit, pakvepuokit, pamiegokit. Kvėpuojam ramiai, dantų nesukandam. Atkylam nuo kamuolio. Ir pajudėsim pirmin atgal. Dabar, kai judėsit pirmin, labai giliai nekriskit žemyn. Užteks tokio saikingo kampo 90 laipsnių maždaug. Tuo metu keliat ranką, kuri ne ant kamulio. Įkvepiam ir su iškvėpimu tiesinam. Koja, kulnas stumiat pirmin, ranką atgal, iškvepiam. Įkvėpsim, su iškvėpimu patraukiat šiek tiek tarpvietę į viršų. Ta jau mokat, aiškinau ne viename video. Dar vieną kartą. Ir įkvepiam, ir iškvepiam. Keičiam koją. Kita dabar priekyje. Ir vėl pirmiausia, tai tiesiog prisipratinat kamuolį. Galit nuleisti kaktą ant delnų. Galit užsimerkti. Dar vieną įkvėpimą, iškvėpimą. Atkylam nuo kamuolio ir su įkvėpimu judam pirmin, keliam ranką, su iškvėpimu stumiam kulną pirmin, kojų pirštai į save, tiesi nugara, ranka atgal. Ir įkvėpimas. Nesistengkit labai daug judėti atgal. Mums nereikia atsisėsti ant kulno. Atgal. Ir įkvepiam, ir iškvepiam. Ir dar kartą. Įkvepiam, ir iškvepiam. Gerai. Dar labai svarbu, ką matau, ką moteris daro, šitame pratime, kai mes judam pirmin, labai išstumia pilvą į priekį. Tai pasistengkit, kad jūsų pilvas visą laiką būtų viduje. Jūs judat saikingai pirmin ir spėjat pagauti tą, aš vadinu tai užtrauktuku, nuo gaktikaulio iki bambos, tokį tarsi užtrauktuką užsitraukiam. Jeigu jums norisi daugiau aiškumo, dėkit delną. Ir va, judat ir stebit, ar pilvas lieka viduje. Gerai. Dabar kamuolys į šalį ir mes darysim tokią pseudo šoninę lentą, pilvas viduje. Mums nereikia jo įtempti į vidų, mes tiesiog neleidžiam jam į priekį išvirsti. Tai su delnu prilaikot ir dabar ranką tempiamės tolyn, įkvėpimas, iškvėpimas, grįžtam. Nekelkit peties apatinio, įkvepiam, iškvepiam, dar vieną kartą, įkvepiam, iškvepiam. O dabar keisim kvėpavimo kryptį. Bus
Darėm įkvėpimas, iškvėpimas, o dabar įkvėpėt ir su iškvėpimu tempėtės tolyn. Įkvėpėt, grįžtat ir iškvėpimas. Galite iškvėpinėti per burną, tada daug greičiau pilvo raumenis į centrą susirenka. Ir tarpvietės nepamirškite tempinėti į vidų. Ir tą patį darom kitoj pusėje. Matot, kampą aš darau labai mažą, nereikia temptis labai toli. Ir įkvėpimas, spaudžiat blauzdas ir iškvėpimas grįžtat. Ir vat jaučiu, kad mano į šitą pusę daug mažiau juda kamuolys. Ir gerai. Įkvepiam, iškvėpimas grįžtam, o dabar atvirkščiai mes įkvepiam ir su iškvėpimu tempiamės tolyn, pilvas viduje, tarpvietė patempta į viršų. Įkvepiam, atpalaiduojam ir iškvėpimas. Ir dar kartą. Labai gerai. Kylam aukštyn, paskui dar grįšim ant kelių. O dabar stojam į viršų ir padarom išsitempimą, kurį darėm nuo kelių. Kojas lieka klubų plotyje, tempiamės rankomis pirmin, įkvepiam, apvalia nugarą, kylam, iškvepiam. Nugara tiesi, rankos pečių plotyje, krūtinė atverta, įkvepiam ir iškvepiam. Kai apvalinat nugarą, nesuspauskit krūtinės. Stenkitės, kad jinai liktų plati, net ir tada, kai darot apvalę nugarą. Gerai, pasiimam kamuolį į rankas ir kai laikom kamuolį, stebėkit, kad nebūtumėt pagriuvusios į priekį arba susikuprinusios. Reikia išsitiesti ir idealu, jeigu turit veidrodį. Neturit, tai ką darysi, teks pasikliauti savo nuojautą. Rankos tiesios ir mes spausim kamuolį. Įkvepiam ir iškvepimas. Spaudžiat kamuolį, iškvepimas bus per vamsdelį iš lūpų. Tuo metu, kai spaudžiat kamuolį, surenkat pilvą ir iš apačios į viršų, ir iš šonų link centro, ir dar tarpvietę trauksit aukštyn. Žinau, labai daug visko. Dar kartą. Kamuolį spaudžiam iškvėpimo metu, pilvą surenkam link centro ir dar tarpvietę pakeliam į viršų. Įkvepet ir iškvėpimas. Dėl to iškvėpimas turi būti lėtas, kad spėtumėt viską sužiūrėti. Dar. Dar vienas. Čia kas gali pavargti pečiai, jeigu jūs juos keliat į viršų. Tai nuleidžiam pečius žemyn, pasitikrinam, ar nugara tiesi, dar 2 kartai. Surenkam pilvą link centro, dar vienas. Gerai, dabar paliekam savo kairę koją priekyje, dešinė atgal. Dabar parodau priekiu. Koja, kuri yra pas jūs už nugaros, jinai turėtų pirštais nukreipta būti pirmin. Ne taip, ne šonu, ne kažkaip tai kitaip, o ant pirštų pagalvėlių ir tiesiai. Ir va taip va atsistojam. Tarpas tarp kojų yra toks, kad jūs išlaikytumėt pusiausvyrą. Ir dar ko nedarykit, nedėkit kojų vieną liniją. Tai va, ne taip, o jūs paliekat maždaug klubų plotį. Labai daug aiškinimo žinau, bet noriu, kad nenugriūtumėte. Gerai. Išsitęsėt ir kas čia įvyksta, man reikia dar ir dubenį pasukti, nes jisai nori būti taip, o man reikia va taip. Tai pasitaisėt savo klubus, pasuko dubenį ir pilvuką įtraukėt. Ne tiek įtraukėt, kiek patraukėt aukštyn. Jisai neišvirtęs į priekį, o tarsi jį kažkas prilaiko. Nu va, susistatėm. Kvepuojam. Ir dabar rankos pieš 8. Viena kilpa, kita kilpa.
Įkvepiam kilpą ir iškvepiam kilpą. Dar vienas. Įkvepiam, iškvepiam. Gerai, dabar sulenkėt priekinę koją, kamuolį uždedat ant kojos, kad nereiktų apie jį galvoti, ir lenksim galinę koją. Įkvepimas ir iškvepimas, tiesinam koją. Ir įkvepimas lenkiam. Ir iškvepimas, prisimenat, pilvas vis dar viduje. Galit laisvą ranką užsidėti ant pilvo. Liekam abiem tiesiom kojam. Kadangi laikotės į kamuolį, labai lengva nugarą išlaikyti tiesią, krūtinę atidarėt, dubenį pasukot, taip kad pirmin būtų nukreiptas. Kvėpuojam, tempiam galinę koją, tempiam priekinę koją. Ir nepamirštat, pilvas yra tonuse. Gerai, sulenkiam priekinę koją, galinę pritraukiam, truputėlį pažingsniavom ir pakeitėm kojas. Vėl pasitaisę dubenį, abi kojos tiesios, rankos tiesios, pečiai atpalaiduoti ir piešiam aštuonetą. Įkvėpimas, kylam. Iškvėpimas, leidžiamės. Aha. 3 kokie kartai. Sulenkiam koją. Rankomis patogiai ant kamuolio pasilipėjot į viršų. Ir lenkiam galinę koją. Įkvėpimas, iškvėpimas, tiesinam. Lenkiam ir tiesinam. Ir dar kartą. Lenkiam, tiesinam. Abi patiesinam, liekam čia, kvėpuojam, krūtinė atvira, pečiai atgal ir žemyn, pilvas į vidų. Sulenkiam priekinę koją, galinę priartinom, grįžom. Kaip jūsų kojos? Gerai, dabar mums reikės spausti kamuolį. Tai apsikabinat savo kamuolį, va taip. Rankos bus ant pilvo. Iškvėpimo metu spausit kamuolį, tik ne taip greitai suspaust, o palengva, tiek kiek trunka iškvėpimas, tiek jūs spaudžiat kamuolį. Tuo metu pilvas į viršų, link centro ir tarpvietę aukštyn. Įkvepiam. Iškvėpinėjam, pradedam, spaudžiam kamuolį, kilstelėm pilvą, surenkam jį link centro ir tarpvietę nepamiršta dar į viršų, užkabinom ją. Atpalaidavom, įkvepiam ir iškvėpinėjam. Dar viena. Gali apsvaigti galva, ypač jeigu esat neįpratusios taip kvėpuoti. Prisėdam trumpam, atsipalaiduojam, gali dubenį pasukti, į vieną pusę, į kitą pusę. Ir dabar leisime žemyn ant nugaros. Tai galite iš pradžių pasižiūrėti, o paskui gultis. Taip, primenu, kad gulamės mes per šoną, prisimenate, ne, dėl diastazės. Tai yra visą laiką toks trikdis, kaip tą kamuolį nulaikyti. Aš atsigulu ant šono, ant nugaros, pakeliu vieną koją, pakeliu kitą koją ir išsiguldam. Spaudžiam blauzdas gerai į kamuolį, rankos plačiau įkvepiam. Su iškvėpimu dar labiau spaudžiam blauzdas ir pradedam kelti dubenį, juosmenį, stuburą. Aukštai nekelkit. Nereikia va taip išsikelt, kad ant kaklo liktumėt. Maždaug ant tarpumenčio ir užtenka. Įkvepiam čia ir su iškvėpimu lėtai išsiguldom ant grindų. Ir vėl įkvepiam
Iškvėpimas. Spaudžiam blauzdas į kamuolį. Pradedam kamuolį šiek tiek stumti pirmin. Kyla dubuo, juosmuo, stuburas, pilvo apačia šiek tiek patraukta. Įkvepiam, iškvėpimas, išsiguldom. Ir dar kartą. Dantų nesukandat. Gerai. Dabar atkeliam galvą, pečius. Vieną ranką dedam po galva, o kitą ranką ant pilvo. Dėl geresnės pilvo kontrolės. Ir dabar čia tiesiog kvėpuosim. Iškvėpimo metu spausit kojas į kamuolį, spausit kryžkaulį ir šonkaulius žemyn, pilvas link centro, tarpvietė į vidų. Žinau, visko per daug. Kojas spaudžiat, kryžkaulį spaudžiat, šonkaulius žemyn, pilvas link centro, tarpvietė į vidų. Pradedam. Įkvėpimas, iškvėpimas. Neskubėkit, va taip su delnu galit pilvą apsičiupinėti, ar tikrai visur sutraukėt link centro. Ir įkvėpimas atpalaiduojat ir iškvėpimas spaudžiam. Spauskit ir kojas. Dar. Ir dar kartą. Puiku. Išsiguldom. Paridenkit galvą į šalis, kad kaklas atsipalaiduotų. Gerai. Vėl atkėliam galvą. Jeigu sunku, laikot ranką vieną po galva. Jeigu ne taip sunku, tai tada bus abi į šalį. Jeigu sunku, tai tada viena į šalį, o kita po galva. Ko čia nedarot? Netraukit vargšės galvos į šalį. Mes pasisukam iš savo viršutinės dalies ir delnas į delną ir čia iškvėpimo metu spausit kamuolį, spausit kryžkaulį, šonkaulį į vidų, pilvas susirenka link centro, tarpvietė į vidų. Viskas tas pats, kas prieš tai. Įkvepiam ir iškvėpinėjam. Įkvepiam. Dar du, parodau tą palengvintą variantą. Grįžtam, atsipalaiduojam, pilvas laisvas. Ir tada kita pusė. Atkylam, krūtinę pasukom, užfiksavom, delnas į delną, įkvepiam, iškvėpimas, spaudžiam kojas, spaudžiam kryžkaulį, pilvas link centro, tarpvietė į vidų. Dar du. Ir dar vienas. Išsiguldom. Ištempkit dabar savo rankas už galvos, patiesinkit kojas, remkitės kulnais ir gerai ištempkit savo pilvą. Nuleidžiam kojas nuo kamuolio, verčiamės ant šono delnų pagalba, atsisėdam. Liekat sėdėti, galit sėsti ant paklotuko. Kojas prieš save. Šitą pratimą nėštumo metu darydavom, rodydavo ir lygiai taip pat jisai puikiai tinka po gimdymo, ypač toms, kas turi šiek tiek prasiskyrusius dubens kaulus, taip vadinamą simfizitą. Taip, fiksuojam rankas iš išorės, prispaudžiat kojas, įkvėpsit, su iškvėpimu. Tarpvietė, pilvas, jau aiškinti nereikia, bet kas vyksta čia?
Jūs rankomis norit suspausti kojas, o kojas neleidžia ir priešinasi. Tik tai stenkitės, kad nebūtų va tokio spirokliavimo. Viską darom labai palengva. Krūtinės atvertos, kaklas ilgas. Įkvepiam. Tarpvietė. Įkvepiam, atpalaiduojam. Vėl tarpvietė, pilvas, kojos. Dar viena. Šito galite padaryti iki 10, tik kiek turit laisvo laiko. Ir dabar iš išorės fiksuojam rankas ir rodau šonu. Nugara neapvali, o išaugat. Įsiremiant gerai į kojas. Vėl įkvėpsit su iškvėpimu. Patraukėt tarpvietę į viršų, pilvą surinkot link centro ir rankos nori stumti kojas į šalis, o kojos priešinasi. Įkvepiam. Tarpvietė, pilvas, iškvėpinėjam. Dar kartą. Ir šito irgi galite daryti daugiau. Labai dažnai matau, kad moteris daro pratimus už tokius treniruoklius. Žinote, treniruoklį, kuris įsidedi kojas ir va taip su svoriu dirbi. Tai po gimdymo tikrai nesižavėkit šituo treniruokliu, jums užtenka savo rankų jėgos, tol, kol jūs sustiprėsit. Atsisėdam patogiai, galite sėsti ant kamulio, nugaros tiesios, negriūkit per daug į priekį, nesiloškit per daug atgal. Dedam delnus ant šonkaulių, įkvepiam, šonkauliai plečiasi. Iškvėpimas, mes spaudžiam šonkaulius žemyn, tuo metu tarpvietė, pilvas link centro. Va, pilvukas visas susirinko. Dar. Ir dar. Ir dabar atsisėdam patogiai, galite netgi šiek tiek sukristi, jeigu jaučiat, kad norisi. Minkštai užmerkit akis. Nuraminkit savo kvėpavimą. Užmerkusios akis, pasukit galvą į vieną pusę, į kitą pusę. Aukštyn žemyn. Paridenkit galvą. Į vieną, į kitą pusę. Grįžkite į centrą, vėl išaugot į viršų. Su įkvėpimu rankos į šalis, žvilgsnis šiek tiek aukštyn. Su iškvėpimu rankos į priekį, galvą nuleidžiam. Įkvepiam ir iškvepiam. Dar kartelį. Įkvepiam, iškvepiam, ištempiam šonus, įkvėpimas ranka į lubas, iškvėpimas tempiamas į šalį, keičiam ranką, įkvepiam, iškvėpimas tempiamas į šalį. Dar kartą. Grįžtam vėl į centrą, suglaudžiam rankas prie krūtinės. Vidinis žvilgsnis į savo širdį, į savo didelę, mylinčią, mamišką širdį. Padėkokit savo už šios dienos praktiką, už tai, kad skyrėt laiko, už tai, kad išrovėt to laiko iš savo kasdienybės. Ir aš jums sakau ačiū, linkiu nuostabios dienos, pasimatysim kitais kartais.